Sveiki. Insightas šiandien tame apie didžiulį dalyką ir pasikeitimą, apie atvirus energetinius laukus, apie naują pasaulį, naujas programas. Ir šiandien kažkas yra iš tiesų suvokimuose labai rimta ir atėjo tiesiog informacija iš lauko. Ir tai yra taip svarbu ir tiesiog negaliu nepasidalinti. Ir būtent realybės formavimo klausimas. Ir čia iškyla milžiniškas ir didelis dalykas, tai yra atsakomybė. Ir visada galvoju, kad vienas iš tokių didelių kertinių mūsų integruotų programų iš vaikystės, ar ne, per kurias mus galėdavo paimti į karmos, į sansaros ratus, tai būtent atsakomybė. Atsakomybė vaikams, tėvams, darbui, kažkokiam įsipareigojimams. Ir tai yra matricos dalis, per kuriuos mus galėjo ir iki šiol labai lengvai valdo. Ir suvokti esant šitas programas aktyves ir stebint šitas programas galima labai lengvai ir greitai pakeisti savo pasaulį, pakeisti savo realybę. Bet šiuo metu ir persipina tas dalykas, kad aš noriu atkreipti dėmesį į būtent atsakomybę, kuriant naują pasaulį. Atsakomybė ne ta, kad aš atsakinga už šeimą, už vaiką, už tėvus ar dar už kažką. Atsakomybė, aš noriu pakalbėti apie tą atsakomybę, kuri kyla, kaip tik tai mes suvokiam ir išjaučiam tai, kad mes kiekvieną rytą atsikeldami jau turime aktyvuotas galias, kurios mums priduoda tą dieviškąją esmę. O ta energija, jinai yra tiesiog visiškai nauja. Ir labai daugam yra stagnacija, daugam yra skauda kūnus, vyksta kažkokie labai radikalų žmonių išėjimai, ar ne? Tikrai pasaulis keičiasi ir jūs taip patys matot, išgyvenate kiekvienas skirtingai. Ir ta atsakomybė kiekvieną rytą prabudus suformuoti savo naują pasaulį, savo naują realybę. Štai čia prasideda naujas žmogus. Štai čia prasideda būtent naujo to pasaulio suvokimo etapas. Kaip tik tai jūs save įgalinat kiekvieną rytą esant čia šitoje realybėje, ne, pramerkus akis. Ir kaip tik jūsų galvą užplūsta praėjusios dienos ar kažkokių praeitų įvykių, ar dar netgi iš vaikystės, iš gilios tos praeities, ar net tie šablonai, kurie ten jūs įbaugina, į kažkokį nerimą įveda ir taip toliau. Taip jūs ryškiai per tas mintis ir toliau tempiate ir materializuojate į savo naują dieną, į savo naują realybę, atsitempiat visą šitą energijos materializaciją vėl ir vėl ir vėl. Atsakomybė ir pasireiškia tame, kad pradėkim keisti ir prisiimti atsakomybę už savo naują pasaulį, už savo naują gyvenimą. Tai, kad aš kiekvieną rytą atsikeliu ir aš bandau ir darau eksperimentą, kad aš pradedu visiškai nuo minčių, kokia bus mano diena, kokios tos mano emocijos, kokias aš noriu patirti. Jūs pasakysite, kad tai iliuzija. Taip, tai iliuzija. Mes ir gyvenam iliuzijoje. Ir tą iliuziją jūs pabandykit paeksperimentuoti. Dabar, jau dabar yra keliai visi atidaryti.
Jūs tik pabandykit, parašykit, fiziškai eikit per pačius banaliausius dalykus ir formuokit dieną naujai. Jūsų mintis, sustiprintos jūsų žodžiu, materializuoja visą jūsų pasaulį. Tai pabandykit nuo pačių paprasčiausių dalykų. Užduokit savo užduotis pačiais paprasčiausiais dalykais. Nuo noro, kad parkingas būtų, ar pamatyti kažkokią spalvą dabar. Užduokit savo užduotis sakydami savo, kad aš noriu dabar sutikti ten raudonai apsirengusių žmogų per artimiausias 10 minučių, ar ne. Jūs pradėkit taip eksperimentuoti. Po truputį išeikit į tą dievišką galią, pasižiūrėkit, pamatykit, nes tas perėjimas, mes kaip tik jau dabar ir lendam į tą 5D dimensiją, ar ne, ir tie kūnai visi keičiasi, visiems nėra lengva. Ir pabandykit pradėti prisijimti atsakomybę. Ir visą, šiandien labai tą išjaučiau, kas yra vis dėlto ta atsakomybė ir kiek yra svarbu, kaip mes pakeičiam ir atsakingai formuojam savo dieną. Ir tai yra, mes kaip bebūtų esam to vandenyno sistemos dalis ir ne visos matricos bendro informacinio lauko dalis. Tai iš pradžių ir bus tie visi, kol žmogus išmoks tai daryti ir valdyti, pastebės tą savo materializaciją čia. Tada jau pradės jungti bendraminčius, jungti tas sistemas į vieną, kad galėtų formuoti bendrą, keisti ir formuoti bendrą tą matomumą, ar ne, kiek mes galim daug padaryti, susiburdami vieni su kitais, vieno to vibracinio fono, ar ne, ir keisti materializaciją, keisti tą visą pasireiškimą čia, realybę, aplinką. Bet atsakomybė yra tik pas jūs. Ir tokiam laike, kai viskas griūna, sistema, aplinkui karai, stichijos, įvairūs dalykai, kurie valo mūsų suvokimą, valo mūsų pasireiškimą čia. Jeigu mes žiūrėsim iš taško, ar ne, iš to materialaus taško, tai taip, vyksta ten karas ir taip toliau. Jeigu mes pažiūrėsim iš aukščiau, tai vyksta tiesiog valymas ir keitimasis. Tai mes, kadangi esam to viso dalis, labai daug priklausys nuo to, kiek mes būsim tam pasiruošę ir kiek mes esam tam pasiruošę. Žinojime ateina suvokimas. Tai ne šiaip savo klausot manęs, ne šiaip savo jūs pasiekė dabar šitą žinutę ir ta atsakomybė keliauti į dieną, materializuoti tai, ką jūs norite. Nustokit galvoti apie praeitį, jinai nebeegzistuoja. Kurkite taške naują realybę. Pabandykit tai padaryti nuo mažų paprasčiausių dalykų ir einam algoritmai į priekį. 7 dienas iš eilės darykit tą patį per tą patį, užduodami savo kūnui, savo realybei tam tikras užduotis. Pabandykit ir darykit. Tiesiog 7 dienas nuo šiandien pabandykit materializuoti kažkokius dalykus, kad nuolatos ten einant į darbą ar kažką veikiant, sakykime, kad ir, kaip ir sakiau, aš visą laiką kažkokioj vietoj, sakykime, sutinku, einant pro čia, žmogus su raudonai apsirengusi. Čia tik pavyzdys. Tokių dalykų gali būti labai daug ir po truputį išsiplėsit savo matomume ir pamatysit, kaip tai veikia, kiek nuo vibracinio fono viskas keičiasi, kaip tas matomumas formuojasi ir kaip svarbiausia nuo jūsų, jūs pajausite per fiziką, kiek nuo jūsų priklauso, kur jūs esat, kodėl jūs esat. Ir tos visos priežastys ir pasiekmes, jos įgaus visiškai naują prasmę. Ir už viso to be abejo atsistos labai didelis žodis atsakomybė. Nes atsakomybė nuo jūsų. Ir jūs suprasit, kad tai, ką aš matau telike, tai kaip formuoja kažkas kitas išorės garsai, formuoja jūsų, keičia jūsų vibracinį foną.
jūs puikiai suprasit, kaip veikia bet kokio žmogaus pasakymas sakykime, su negatyviniu šablonu, kaip ta vibracija įduoda visai kitokį foną jums ir kaip tai viskas pasireiškia pas jūs, išsivalysit savo pasaulį, savo matomumą ir kartu keisdami savo aplinką. Tai kurkit tą atsakomybę kiekvieną rytą, prabudę, padėkokit savo, kad jūs dar vieną dieną turit galimybę pasireikšti čia ir be abejo, kurkit šablonus. Iš pradžių, kad patirti tą ryto matomumą kaip rutiną, kad noriu padaryti, kad šiandien mano diena pasireikštų tas ir tas. Konkrečiai vardinkit situacijas, kad jos būtų jums aiškios, kad jos matomume materijai pamatytumėte jūs rezultatą. Ir šiandien labai norėjau tą pasakyti, kodėl, nes būtent šiandien susidėliojo sklaidos energija, būtent ta išėjimo į matricą materijos energija šiandien labai yra svarbu. Jeigu jūs matėt netgi, kas stebėjo dangų, tai buvo ypatingi ženklai, ypatingas portalas. Ir tai yra labai svarbu jums žinoti ir be abejo visi mes praeisim visą šitą, tik vieni anksčiau, kiti vėliau, bet visi praeisim. Pasaulis keičiasi ir keičiasi jisai pirmiausia nuo mūsų. Tik iš mūsų išeina visas šitas matomumas. Tai ką, su meile Marija, gražios visiems dienos, kurkit, mylėkit ir būkit tais didžiaisiais kūrėjais, kurie stebės tą besikeičiantį pasaulį. Ir jeigu jums pavyks per savaitę padaryti tas praktikas ir toliau kurti, parašykit man atsiliepimą, kad tai Marija jau vyksta. Tai su meile Marija, mylėkit, mylėkitės ir būkit mylimi.